Pasaudį pradėjome mirksėti aušinimo skysčio lemputę. Tai arba jisai perkaista, arba jo trūksta. Pagal temperatūrą matau, kad neperkaista, pagal bakelį matau, kad netrūksta. Panašu į elektrinę problemą. Regis turėsim išsiaiškinti, kas čia yra. Gali būti, kad plūdė išsiplėtimo bakelėje, o gal ir kokie laidai. Bet kuriuo atveju vienoje vietoje ten truputį rasojo antifrizas prie vieno sujungimo. Tai turiu reikalingą detalę, ją pakeisiu ir tuo pačiu paieškosiu priežasties, dėl ko ta lemputė mirksi. Tai bulkos vaizdas po kapotu atrodo maždaug taip. Variklis toksai dar pusė velnio. Čia yra išsiplėtimo bakelis. Beje, atvažiavau va taip. Atsukau pasižiūrėti kažką viduje, palikau, uždariau kapotą ir niekur jisai nedingo. Šitą bakelio dugne yra lygio daviklis va ten. Tai yra jo jungtis. Jisai ir nurodo aušinimo skysčio lygį. Jis yra normalus, o pranešimą turim. Reiškia, tikrinsim, ar čia yra viskas tvarkoja pas mus. Galbūt reikės pakeisti bakelį, galbūt reikės sutvarkyti laidus, nežinau. Ir va čia tokia sena bėdelė. Šitą jungtis aušinimo sistemos. Jinai truputį leidžia ir va ten matosi tokia rožiniai išdžiūvusio aušinimo skysčio pėdsakai. Į tą detalę aš turiu. Šitą detalę nupirkau prieš keletą mėnesių. Realiai tai man iš to viso komplekto tai reikia va šito. Tai galiu nuimti tą seną ir įdėti į naują gumytę. Arba galiu šitą visą pakeisti. Kaip ir būtų, tai aš turiu ir... Aš ir tą užsakiau. Jo, dabar atsimenu. Taip, užsakiau atskirai gumytę ten, kuri ten centus kainavo ir užsakiau visą šitą ir nežinau, kaip nuspręsiu, taip ir darysiu. Su gumytė rizika ta, kad jeigu pas mane senas plastikas, ten gali kažkas įtrūkti ir vis tiek bus blogai. O su šitu tokia rizika, kad reikės 2 daviklius perkelt. Tai ten jie irgi gali pradėti paskui leisti po sujudinimo. Ir tiek, nežinau, pažiūrėsime eigoj, matysim. Dabar truputį laukiu, kol atauš aušinimo sistema, nes nori apsideginti labai stipriai. Va, pradėjau atsukinėti. Atsijungiau fiškės 2. Atsisukau beveik vieną varžtą. Ir ką? Aš tai namie. Šiandien galvoju, po darbo važiuosiu į garažą ir darysiu bulką. Ir galvoju, ką man tam tamsiam garaže šaltam krapštytis, jeigu galiu šiltai ant saulutės su gėrimais gaiviaisiais ir užkandžiais darbuotis kieme. Taip ir nusprendžiau. Važiavau čia ir pradėjau dirbti. Dabar man aišku, kodėl aš norėjau garažį tai daryti. Dėl to, kad garažai yra įrankių. O čia namie yra tik ta supuvus įrankių dėžė, kurie trūksta, pavyzdžiui, prailgintuvą, kurio man dabar labai reikia. Atsuktuvų visokių trūkstamų, bet kažką susiradau. Žodžiu, čia toks kaip ir labai elementarus darbas, bet kadangi neturiu įrankių savo mėgstamiausių, tai truputį gali prailgti. Bet nieko tokio. Turiu 3 butelius aušinimo skysčio, tai tikriausiai neperkaisim ir viskas bus gerai. Pagal planą pakeičiu šitą, tada lysiu tenai. O bakelis, kaip matot, yra tuščias. Prieš tai jisai buvo pilnas. Ir ką aš padariau, išleidau? Ne, neišleidau. Kadangi vėlgi neturiu jokių įrankių, susiradau tokį santechninį dalykėlį nuo kriauklės. Bakelį. Įmerkiau šitą čianai. Uždengiau su ranka, kiek galėjau, ir papučiau į vidų. Čia susidarė slėgis. Ir skystis pradėjo varvėti per šitą šlangutę į bakelį. Ir nieko čia neprilaisčiau ir galbūt netgi jį atgal galėsiu supilti. Tai va, žodžiu, neprikalbam nesąmonių, bandom sukti likusius varžtus ir pasižiūrim, kas čia mums gausis. Šiame, žodžiu, tą aušinimo sistemos detalę. Ir čia matosi, kad ta guminė tarpinė yra žiauriai susiplojusi. Ir dėl to čia to sandarumo nebuvo ir po truputį bėgo skystis. O,
skirtumas akivaizdus. Čia yra nauja tarpinė, jinai išsipūtus ir pasiruošus viską užsandarinti. Tai ką dabar reikia padaryti, reikia perkelti daviklius į tinkamas vietas ir paruošti paviršių čia ant variklio galvutės. Tai kadangi mes čia su tais įrankiais taip silpnokai šiandien, tai turiu du daiktus. Turiu tokį plastmasinį krapštuką ir turiu peilio geležtę. Tai kažkaip dabar reikia nuo šitos vietos nuvalyti likučius, sakyt, korozija ir panašiai. Praeitoj serijoje beje gavau pastabą, kad daug šneku ir mažai rodau, ką dirbu. Tai pilnai sutinku, labai geras komentaras, bet paaiškinsiu, kodėl taip yra. Tam, kad šitą darbą man atlikti, man kaip ir nėra labai sudėtinga. Bet tam, kad jūs matytumėt, kaip tai daroma, aš turiu tinkamai vietoj dėti kamerą, ją įjungti ir pasirūpinti to, kad viskas atrodytų gražiai. Turi likti švarus, tiesus paviršius. Šiaip tai, nežinau, man atrodo, kad mes jau čia visai neblogą rezultatą pasiekėm. Jeigu kažkam reikės nuvalyti panašų paviršių, tai žinokit, kad šitų peiliukų geležtės visai neblogai atlieka tą darbą. Arba ją pirmiausia prisukti ir paskui užmauti žarnas ir daviklius, ar dabar tuos daviklius pakeisti. Gal prisuksiu. Tai va, čia yra ta vieta, kurią turi prilipti viskas čia, užsisandarinti. Tai bandom dėti. Bet kad bus. Aš manau, kad jums trukdo. Man tai visai netrukdo, bet jums trukdo. Patrauksiu į šalį. Reiškia taip. Taikau pirmą varžtą. Problemėlė čia pas mus su įrankiais. Tikrai labai elementarių įrankių trūksta. Ir elementarių įrankių, tai man tiesiog pragilintuvo čia nereikia, kad patogiau dirbti ir normaliai veikiančios terkšlės. Tai nei vieno, nei kito neturiu. Pragilintuvas turbūt garaže arba šiaip kažkur pasimetė, o terkšlė jinai stringa, jinai praslysta, prasisuka. Tikiuosi, kad jos užteks dar, kad viską surinkti. Čia dabar ta atsuktuvo rankena labai tiktų. Labai tada greitai viską galima padaryti, bet nėra ir jos. Prailginimo tokį šarnyrą, beje, irgi patarimas, šiaip jisai pats labai lengvai linksta ir nelabai paklusnus būna, tai galima truputį izoliacijos pavynioti ir truputį paklusnesnis tampa. Tai dabar aš jį naudoju kaip prailgintuvą. Tai prisuku jį, įdedu daviklius, prijungiu žarnas, užpilu antifrizą. Kiek turiu? Turiu realiai tenai kelis šimtus mililitrų tik tai naujo ir bandysiu kažkaip gražiai supilti tą panaudotą, kurį pavyko nusiurbti. Taip, gerai. Nuo atsukimo jis tikrai buksavo. Pažiūrėsim, gal jis prisuka gerai. Taip, čia šitas Hans įrankių komplektas yra mano pats seniausias įrankių komplektas, kokį aš turiu. Šį kažkada tai vienoje detalių parduotuvėje gavau už apyvartą. Ten reikėdavo nupirkti per mėnesį už kažkiek tai eurų, gal net litų tada. Gal ir litai buvo tada. Kažkiek pinigų, žodžiu, reikėdavo pripirkti detalių ir jeigu pasieki tą limitą, gauni kažkokių dovanų. Aš išsirinkau šitą įrankių komplektą, į jį įėjo terkšlių komplektas didelių ir mažų ir raktelių komplektas. Tai rakteliai tarnauja kuo puikiausiai, o terkšlė jau jinai, viskas čia panašu, kad paskutinis šios darbas prasisuka ir nelabai jau veikia. Aišku, galima ten nupirkti rem komplektą. Nežinau, ar verta gaivinti, nes buvo garaže ir tikriausiai tenai gavo drėgmės ir surūdijo per keletą metų. Nieko nuostabaus. Negalima pyktis. Nežinau, ar tas brandas vis dar Hans egzistuoja, bet šitais aš 14-15 gal metais jį gavau. Tai beveik, turbūt 10 metų iš tam komplektui. Ačiū terkšliai. Galbūt tai paskutinis jos darbas buvo. Čia yra žarna, kurie keliauja į vandens pompą.
Manau. Op. Tikiuosi, kad viskas eis pagal planą, dėl to, kad pagal planą aš rytoj su šitą mašiną važiuoju į darbą. Ir kitas dalykas, tikiuosi, kad čia viskas gerai eisis, dėl to, kad aš turiu tik tai 3 butelius gaivaus gėrimo. Jeigu jisai baigsis anksčiau negu baigsiu šitą darbą, tai labai nemielas bus tas darbas. Šitą žarną. Štai taip. Ir prisuksime dar vieną sąvaržą. Kažkaip nenori suktis. Ką rimtai? Nu va, net vadeškės neturiu. Atsisukinėju, prisisukti nenori. Neturiu aš sąvaržos tikrai pakeisti, aš jos negalėsiu, neturiu į ką. Gerai, tuo, ką sugalvojau. Turbūt esat matę, kaip aš indaplovėj plaunu automobilių detalės, kaip vonioj plaunu detalės, kaip robotas siurblys siurbia automobilio kilimą. Tai panašu, kad šitoje serijoje irgi reikės imtis kažkokių tokių naminių dalykėlių. Radau va kanapių aliejaus. Manau, kad jeigu aš truputį įpilam į variklį. Skanaus. Sutepiau aš aliejum. Iš karto veikia. Oh my god. Aš genijus. Ačiū kanapiams. Kvepia visai skaniai. Tai jeigu pataisė šitas sąvaržas, šitas kanapio aliejus, tai galbūt įpilus į variklį ir variklį pataisys, nežinau. Eina, savo kaip gerai čia viskas sukasi. Ok. Dabar reikia išimti daviklius. Taip turi būti. Po vieną įmam ir keičiam. Čia yra tokia pasagėlė, kurią reikia atfiksuoti. Ištraukiam tiesiog, nepametam. Taip išsitraukia. Tada turi išsimti daviklis. Op. Kažkur turi būti žiedas. Liko viduje. Reikia iškrapštyti. Jeigu aš jį pažeisiu, tai jis iškart pradės leisti. Išsistumė. Op. Okay. Čia beje tas daviklis eina, savo traška, jau čia ta guma. Čia yra tas daviklis, kuris man darė reikalų 100 km nuo namų ir jisai nebeužsivedė. Dėl to, kad temperatūrinis daviklis pradėjo rodyti nesąmonės, variklio kompas to pradėjo tikėti ir karšto variklio negalėjau užvesti. Teko kviesti tralą, tralas kainavo 100 eurų, daviklis kainavo 5 eurus. Tai aišku, čia praėjo 4 mėnesiai, 5 ir guma jau yra sukietėjusi. Dabar aš įdėsiu, nes neturiu kitos, bet tikėtina, kad pradės čia leisti. Guma nebe guminė, jinai kieta jau pasidarė. Manau, kad patepsim stebuklingų tepalų. Op. Ir atsigaus. Balčiuką tepaliuko. Tam, kad viskas sklandžiai eitų. Daviklį įdėjau, dabar dedam tą pasagėlę. Gerai, įsidėjau. Dabar kitas daviklis, šito tikrai nekeičiu, tai nežinau, ar jisai yra originalus, ar kažkas prieš mane keitė. Palyginsim gumos būklę. Jau taip pat traukiam tą pasagėlę. Nežinau, ar pasagėlė, bet aš taip vadinu, nes tokia forma. Neišsėmė. Gerai replės turėti. O, išsėmė. Okay. Išsėmė kartu su guma. Nežinau, iš tikrųjų, tas tai mėlynasis daviklis, tai jisai siunčia variklio kompui temperatūrą, jisai pagal tą temperatūrą reguliuoja įpurškimą ir tikriausiai degimą, o šitas
Nežinau, šitas gal skydelių reikalingas, o gal dar kažkam tai. Nežinau, kaip jį patikrinti, jis yra 3 kontaktų. Gal jis čia klaidina skydelį ir dėl to mums lemputė mirksi, nežinau. Žodžiu, dedu tą daviklį, irgi patipu mūsų lubrikantų. Kad viskas būtų sklandu. Įsidėjom, dedam fiksatorių tą pasagą. Bum, užsidėjo. Buvau atjungęs žvaklaidį. Prijungiu. Buvau ištraukęs tepalo matuoklę. Beje, kiek čia tepalo yra? Man truputį valgo. Gerai. Žodžiu, tepalų yra. Tiek paturiu antifrizo. Ojojoj. Nu dabar žiūrim, dabar pagal planą bakelis yra pilnas, reiškia turi nebūti kontaktų. Jo, kontaktų nėra. Kaip ir daviklis veikia tada bakelėje tą plūdę. Užsibaigiam dabar su šitu flenšu. Pildžiau sistemą, prisuku bakelį ir užvedu variklį ir pabandysiu nuorinti sistemą. Regis supratau, kas čia vyksta. Kaip matom, dabar nebemirksi lemputė. Atjungiau šitą daviklį. Jeigu prijungiu, vėl mirksi. Atjungiu, nemirksi. Reikia užsisakyti 3 kontaktų daviklį ir jį pakeisti. Tai tiek. Variklis pasiekė darbinę temperatūrą, sistema nusiorino ir lemputė nebemirksi. Sukasi ventiliatoriai, sistema nusiorino. Pakeičiau tą daviklį, lygtais niekur nebėga, veikia, problema įspręsta. Šito reiktų nepamiršti užsukti šį kartą. Prisiminiau gyva. Sparnas toks labai neestetiškai atrodantis. Manau, kad mano paieškos naudoto gero sparno baigėsi, pirksiu naują.